Tai prieš save turiu iš pažiūros dviejų vienodų specifikacijų kompiuterius. Nešiojamas Acer Predator su RTX 4080 mobilia versija bei i9 13 kartos, bei tokių pačių specifikacijų stacionarus kompiuterius. Tai jeigu tu pažiūrėtum šių dviejų vaizdo plokščių specifikacijas atidžiau, pamatysi, jog tai nėra ta pati vaizdo plokštė. Pavyzdžiui, lyginant šių dviejų vaizdo plokščių galingumus, RTX 4080 mobili versija visais įmanomais parametrais nusileidžia stacionariai RTX 4080. Ir negana to, stacionarios vaizdo plokštės procesorius modelis yra ne AD104 kaip laptopo, o AD103. Tai pala. Tai kas iš stacionarių vaizdo plokščių turi mobilios vaizdo plokštės versijos procesorių? Ogi pasirodo RTX 4070 Super. Ir staiga viskas paaiškėja. Toks jausmas, kai lyginau RTX 4080 mobilią versiją ir RTX 4070 Super, žiūriu į tą pačią vaizdo plokštę su šiek tiek prastesniais parametrais. Mano teorija yra tokia, kad nešiojamiems kompiuteriams gaminti mobilios vaizdo plokštės 4080 procesoriai po gamybos pasirodė šiek tiek prašiau negu turėtų ir dėl šios priežasties, prikaupti sandėliai pilną procesorių, gi neišmes vaizdo plokščių prosikų veltui. Nutrynė pavadinimą, parašė naują ir važiuojam. Naujas produktas. Jeigu tu ieškai išskirtinės ir svarbiausia kokybiškos klaviatūros, ar tiesiog nori pasikeisti savo klaviatūrų mygtukų dizainą, nori rinktis iš begalės skirtingų kilimėlių, bėgi klaviatūros.shop ir išsirenki tinkamiausią variantą. Toli gražu tai nėra nauja Nvidios ar net AMD strategija. Tas pats buvo daroma pavyzdžiui su GTX 1080, su RTX 3090, kai prašiau pasirodantis procesoriai gaminti šioms vaizdo plokštėms buvo pervadinti ir išleisti kaip atskiras ir naujas vaizdo plokštės. Pavyzdžiui, pavadinimais GTX 1070 Ti arba RTX 3080 Ti. Dėl būtent šių strategijų kompanijos ir skaičiuoja labai didžiulius pelnus, nes jų gamyba dažniausiai yra pelninga bet kokiu atveju, nes prašiau pasirodantis komponentai virsta naujomis prekėmis. Ir aš nematau čia nieko blogo, dėl to, kad tiek vartotojui tai yra gerai, nes jis gauna, naują vaizdo plokštę su akcija, tiek gamintojui yra gerai, nes jam nereikia išmesti jau pagamintų daiktų. Visada prieš perkant bet kokią įrenginį eikit žiūrėti jų specifikacijų ir pradėkit lyginti. Tokiu atveju jums taps viskas kur kas paprasčiau ir aiškiau. Jeigu kyla klausimų, visada žinot, kad mums parašyt. Tokio pobūdžio video pradėsim daryti daugiau, trumpesni, aiškesni, techniškesni, tiem, kam to labiausiai reikia. Mūsų, kaip sakoma, tipsai. Tai jeigu patiko šitas video, spaudi patinka, ant YouTube nepatinka, subscribe. Taip pat pasidalini su draugu šiuo video, kuris galbūt šito dalyko apie Nvidios vaizdo plokštės nežinojo ir lauki sekančio video, kuriame tarp kitko palyginsim būtent šiuos du kompiuterius realybėje, kaip jie veikia sintetiniuose testuose, žaidimuose ir kitose aplikacijose. Iki!